su mūsų gerbiamu ir mylimu kraštiečiu, istoriku Povilu Šverebu apie paskaitą skirtą antkapinių paminklų išsaugojimui mes kalbame bene kokie 3-4 metai. Tai ilgai brandinta paskaita, ilgai medžiaga rinkta, vis kažkokios aplinkybės sutrukdydavo, vis kažkodėl dėl kažkokių priežasčių nusikeldavo, paskui pandemija prasidėjo, bet, kaip sakoma, viskam savas laikas. Tai šiandien yra pati tinkamiausia, pati geriausia diena, juolab, kad esame tokioje ypatingoje vietoje, Viekšniuose, kur yra be galo gražios, be galo vertingos kapinės, kuriuose yra labai daug meniškų, vertingų paminklų. Ir po šitos paskaitos mes turėsime puikią galimybę, puikią progą aplankyti senasias Viekšnių kapines. Taigi, truputėlį dovanokite techninės kliūtis, bet vis tiek mikrofoną atiduodu jau Povilui. Bet čia gal tas mano veiks. Tik už apačios neimkit. Ne? Čia tas įjungi? Neuždenkit šito, jeigu neveiks tas. Labą dieną, tai nežinau, čia labai skambės, jeigu aš taip šnekėsiu. Čia pasipažįstamų. Aš tik tais, kol čia viskas susitvarkys, galiu pasakyti, kad mes kažkada, ne kažkada, bet jeigu konkrečiai pernai metas, man atrodo, birželio 6 dieną ar 29 dieną iš tų dienų tikrai labai ilgai mes ir įkyriai vien Viekšnių kapines nagrinėjom ir ekskursiją 1 valandos darėm po senasias kapines. Tai dabar aš esu įsidėjęs, kad nenuskriaust kitų Mažeikių rajono gyventojų, tai ir kitų, reiškia, kapinių. Tai jeigu kalbėti apie kapines, tai tos kapinės paprasčiausiai yra skirstomos į archeologinę, sakysim, tas senasias. Ten archeologija viskas eina kas iki 1800 metų, na, išskyrus partizaninių, reiškia, judėjimo ir dalyvių, ten tie visi palaidojimai ir reliktai. Bet taip tai būdavo veikiančios kapinės, neveikiančios, pusiau veikiančios. Tai aš apsiribosiu būtent apie tas veikiančias kapines ir daugiau nešnekėsiu apie tuos paminklus arba ten kultūros vertybės, bet apie tuos dalykus, kurie iš tikrųjų turi mums vertę. O tų verčių yra visokių ir svarbių. Bet visų pirma, jeigu mes šnekam, ypač jeigu kai televiziją filmuoja, reikia pacituoti ir rimtų dalykų. Tai aš galiu pasakyti, pagal kokį ten svarbumą ir pagal ką, pagal kultūros vertybių, reiškia, įstatymą, į ką mes turim atkreipti dėmesį. Nes visų svarbiausia ir yra nustatyti vertingasias savybės. Visiems žmonėms kyla klausimas, kai šneka, kas ta vertingoji savybė. Na, savokos visada yra apibrėžtos ir labai gerai, kai yra apibrėžtos įstatymė. Nes kiekvieną žodį mes suprantame skirtingai. Tai kas yra ta vertingoji savybė pagal įstatymą? Reiškia, kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas vertingas etinių, istorinių, estetinių ar mokslinių požiūrių. Tai mes tą galim išskirti. Na, jeigu čia aiškinti, kas tas yra, reiškia, etninis, ten ar istorinis, ar dar memorialinis, ar dailės, ar sakralinis, ar kultūrinis, tai čia reikėtų dar daug šnekėti, bet aš to manau, kad mums netikslinga, bet jeigu jūs norėsite, aš užsirašęs esu įsikėlęs. Reiškia, bet šitais aspektais mes kapinėse dar ir architektūrinių aspektų galime pagal pobūdį rasti vertingųjų savybių. Tai visada mes esam gudrus tada, kai pasilipam ant kažko kito pečių ir galim žvelgti plačiau ir matyti daugiau. Lietuvoje kapinėse ir jų paminklais yra domėjosi labai daug, kaip tik dovanų neseniai gavau. Reiškia, 1912 metais Jaroševičiaus išleistų kryžių, reiškia, albumą. Na, ten galaunė,
jo rėmėsi ir paskui visi kiti toliau rėmėsi, bet kuo mes galime pasiremti. Tai matome žmogus, kuris stovi prie Viekšnių vaistinės sienos, tai yra profesorius, kuris 1213 metais jau paliko šį pasaulį, tai yra Alfredas Širmulis. Jis yra kilme ne iš Žemaitijos, jis yra iš Surviliškio parapijos Kėdainių rajone. Na ir jis visą savo gyvenimą yra skyręs paminklų tyrinėjimams. Na, kad, sakau, visada mes esame gudresni ir jūs tada suprasit, kas yra Mažeikių rajonas. Jeigu jūs esat keliavę po Mažeikių rajono kapinės, tai suprantat, kad ant viršelio yra uždėtas būtent Stepono Gailevičiaus vienas iš antkapinių paminklų esantis Ukrinuose. Tai aš galiu pasakyti, kai pirmą kartą susipažinau su profesorium, dar jis tos knygos nebuvo išleidęs, ta knyga išleista yra 1993 ir aš buvau skaitęs jo straipsnį kultūros baruose. Ir jisai kaip tik ten buvo nepaminėjęs, kad dar ir Grūstį pagal mane yra 2 Gailevičiaus paminklai. Ir kai aš sakau, bet kodėl jūs straipsnį nepaminėjot Grūstės? Na, tai jis sako, kai išeis knyga, viskas ten bus sudėta. Ir automatiškai sako, jeigu jau tu Grūstį supranti, kad ten yra 2 Gailevičiaus paminklai, nu tai mes būsime pažįstami. Na, kadangi, reiškia, jisai čia sudėjo savo daktarinės disertacijos medžiagą, tai pagrindinė jo medžiaga ir buvo būtent apie akmeninius paminklus ir išskirtinis dėmesys buvo skirtas Steponui Gailevičiui. Kodėl tas Steponas Gailevičius svarbus yra? Ir aš dar jam pajokavau. Tai jeigu jūs taip rimtai, sakau, ten knygą rašysit, tai turėsit nuvainikuoti savo kraštietį Vincentą Svirskį. Nes žinot, iš pradžių visi kalbėjo, kad Svirskis medinius paminklus darė tokius, iš kelių vietų jis yra matomas, tai iš tų pusių jisai darė ir puošybą. Tai žymiai anksčiau ir kitoj medžiagoj viską tą darė Gailevičius. Tai aš sakau, man labai malonu, kad mano kraštietį jūs taip išaukštinat, bet sakau, tuo pačiu jūs ir sudirbat Svirskį ir prieš tai tyrinėtus. Nu, jis kaip mokslininkas ir atsakė, sako, aš esu mokslininkas, o ne savo krašto patriotas. Man ką rodo faktai, tą aš turiu įrašyti. Deja, sako, tikrai visi šitie nuopelnai turi atitekti Gailevičiui ir naujausiai knygui, sako, tą viską surašysiu. Tai vat šita knyga ir kaip tik yra. Po to jisai išleido knygą Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai, jį išleista 1999 metais, Medis, akmuo, geležis. Tai su kuo mes ir susidurėm kapinėse, su visų tų rūšių paminklais. Na, aš ten visų teorijų apie paminklus neišvedžiosiu, norėsit knygą pasiskaitysit. Aš manau, kad visi, kas čia esat, tą knygą atmintinai beveik moka. Gailevičiaus paminklai, kadangi jie yra tikrai išskirtiniai, aš galiu pasakyti, čia neturiu laiko pasakoti, nes tik jo dėka tie paminklai buvo restauruoti, sutvarkyti. Nu, aišku, patys vertingiausi dalykai buvo atiduoti į Dailės muziejų, ten yra kopijos, kai kur nevykę, kai kas nevykę, kai kur nepadarė, viską jis man išaiškino. Ir kas įdomiausia, kad jis labai norėjo Florijoną atstatyti, atstatė Florijoną ir žiemą mes atstatėm tą Florijoną, toks Tolišius, dirbęs muziejui Mažeikių išdrožė ir įdomiausiai, kad prieš Švento Florijono dieną, matyt, kažkokiam gaisrininkui reikėjo padovanoti pavogę. Tai neilgai jisai išbuvo, ten dabar vėl ta niša yra, tas medinis originalas yra Mažeikių muziejui. Na, tai kadangi Širmulis yra buvęs Viekšniuose, čia kaip tik 2007 metais buvo organizuojama ekspedicija, na, čia kaip tik iš Vilniaus dailės akademijos. Širmulis kaip tik visas čia apylinkės ir visas kapines išnaršė, nors jis ir taip viską neblogai žinojo. Tai galiu pasakyti, per Viekšnių kapines einant, tas vertingas, tas nevertingas, tas čia įdomus. Čia pirmą matau Lietuvoje,
tai aš tik spėjau fotografuoti. Tai savaime aišku, kadangi Viekšniuose daug esam šnekėję, tada, reiškia, Genovaitė Čiužienė organizavo tą seminarą, tai sakau, kad mes ten turėjom kalbos. Tai va čia kaip tik skaito jis pranešimą Viekšniuose. Tais pačiais metais jo straipsnis Viekšnių knygoje Istorija ir kultūra įdėtas yra, bet jis šitą straipsnį sunkiai sirgdamas negalėjo parašyti tą, ką jis norėjo parašyti, nes jis nebeturėjo jėgos. Jis sakė, nori dėk straipsnį, nori nedėk į knygą, bet aš jau nebeturiu jėgos ir be to aš jau nebežiūriu į tuos elementus. Tai vat, ko unikalūs tie Gailevičiaus paminklai, aš daug jums nešnekėsiu, aš pravažiuosiu per visas šitas nuotraukas ir jūs patys įsitikinsit. Na, aišku, matot, kas yra naujadarai. Tas Gailevičius gyveno 1815-1885 metais Ukrinuose. Gimęs buvo Kukiuose. Na, kaip minėjau, Širmulis ten jo biografiją yra išnagrinėjęs. Na, Ukrinų kapinėse pagrindinė masė jo paminklų ir yra. Ir beveik tie visi paminklai, kiek aš suprantu, yra statyti arba bajorų, arba klebonų. Nes tuo laiku jie tik tais ir galėjo užsisakyti tokius brangius paminklus. Jeigu aplamai žiūrint į mūsų paminklus, tai galima pasakyti, kad lietuviai, kaip Širmulis rašo, remdamasis Buraču, kad pradžioje akmeninių paminklų nepripažino. Dabar mes kaip tik norim tvirtesnių, naujesnių medžiagų, o taip pagal senovę ir tuos visus archeologinius duomenis, sakysim, stabus atkastus šventojui galim pasakyti, kad taip ir sakydavo, kad šventenybė ant akmens nelipa. Akmuo atkeliavo pas mus iš žydų pasaulio, su rytiečių kultūra. Tai va čia kaip tik atkreipkite dėmesį į tą choreljefinį kalimą, į gilintų raidžių kalimą. Reiškia, jau tais laikais buvo mąstoma ir apie funkciją, kad sąmonų nepauktų ir panašiai. Na, kaip tik reljefai, Adomo kaukolė. Na, o čia 4 tos žymiosios plokštės. Čia yra Liutikų paminklas. Na, čia apie tą vieną plokštę vis galvoju parašyti, nes jį turėtų ir memorialinę reikšmę, ne tik meninę reikšmę, bet taip aš neparašau. Ir nežinau, kada parašysiu, bet reikėtų man pasitikrinti tik vardus. O čia tos 4 plokštės, kad greičiau būtų, aš tai pravažiuoju. Na, toks yra Židikuose paminklas, tik tais be tų bumbulų. Ten intai 1861 statytas. Židikus pernai fotografavau, bet židikų neradau. Tos savo skaidrės, čia Barboros, čia jų šeimos yra, giminės kapavietė, čia yra pačio Gailevičiaus paminklas, kuris yra įrodymas, kad jisai dirbo ne tik su akmeniu, bet jisai dirbo ir su metalu. Na ir savaime aišku, jis ir su medžiu dirbo, nes Mažeikių muziejai buvo iki 1955 metų gaisro jo skulptūrinė medinė grupė Adomas ir Ieva. Na, čia yra jau Grūstės kapinėse dar vienos kapinės, kurios gali pasidžiaugti Gailevičiaus paminklais. Tai čia jau matote, jo amžiaus pabaiga yra 1882 metai, irgi bajoriška pavardė Mickevičiai. Na ir dar vienas yra senesnis Grūstai, čia yra Sidabravičiovos, reiškia Sidabravičienės. Na, aš manau, kad tai yra Sedos altaristų, paskui ir Viekšniuose klebonavusio Klemenso Sidabravičiaus mamos kapas. Tai reiškia kunigo mama. Jisai čia yra 1857 metų. Tai vat matot, nelabai mes daug to Gailevičiaus turim. Na, galiu parodyti, kad jo paminklų yra sudėta ir, reiškia, Ukrinų jos gimtosios parapijos tvoroje. Pagal tą, vat, kaip tik datą, matot, ten tas skaičiukas yra, manoma, kad tai yra paskutinio jo daryto paminklo fragmentas. Jų ten daugiau tų yra fragmentų, aš jų nedėjau.
Tai va tiek apie patį žymiausią. Tai vienas dalykas, kuo Mažeikiai išsiskiria, tai kad turi Gailevičių ir iš tikrųjų aš nešneku apie tą jau paminklą, kur mūsų teorijos su Širmuliu nesutampa, bet irgi straipsnį neparašau, aš visiškai remdamas iš Širmulių jį sudirbau, o dokumentais, nesudirbau, aš paneigiu. Aš jam pačiam išdėsčiau ir ten buvo daug profesorių, tai visi sakė, kad labiau palaiko mano nuomonę. Aš tai manau, kad ten jokiam 1861 metų, reiškia, baudžiavos panaikinimui tas paminklas nėra skirtas. Na, mes čia jau daug kartų apie tai esam šnekėję. Dabar jeigu mes kalbam apie tuos palaidojimus, tai tie palaidojimai labai skiriasi ir aišku, pirmas dalykas, palaidojimas rodo socialinę tavo kilmę, statusą, nes pasistatyti kuplyčią, mauzoliejų ne kiekvienas gali. Čia yra Renavo kapinėse, kaip tik ten jau gerbiama Aurelija rodė. Tai šita kuplyčia yra statyta 1826 metais pagal mane. Ta kiek dokumentai čia rodė ir Salantų bažnyčios archyve, tarp kitko Renavo dokumentų mačiau. Tai reiškia irgi tą patį rodo, kad 1826. Čia buvo laidojami baronai Rionės ir, reiškia, paskutinis buvo palaidotas 1910 grafas Milžinskis. Rusy ten tie palaidojimai, dabar tie palaikai yra sukrauti į polietilenius maišiukus, kiek aš žinau, o karstų ten fragmentų buvo vertingų. Tai savaime aišku, tokią kuplyčią tik gali pasistatyti labai turtingas. Kiek Renavo dvaras valdė žemės, jeigu įmant tarybinius mastelius, tai 2 kolūkių teritorijoje dar į 3 truputį lindo. Na, čia netyčia buvo statyta kaip kapinių koplyčia, bet jinai buvo paskui paversta Šatrijos raganos, kuri pretenduoja į palaimintosius mauzoliejumi. Čia jau 1972 projektuojant Vytautas Landsbergis Žemkalnis pritaikė tą koplyčią, perlaidojo Šatrijos raganą rašytoją. Ir ten yra panaudotas iš Prancūzijos invalidų bažnyčios, kur yra palaidotas Napoleonas Bonapartas, tas principas. Ten, kai tu ateini per tą grotą, tokią ir nišą, turi pasilenkti, kad pamatytum ir perskaitytum, kas palaidota. Taip, prancūzai, norėdami, kad anglai nusilenktų Napoleonui, irgi padarė, kad ten turi pasilenkti. Čia tas principas yra pritaikytas. Matot, ką mes turim visada šnekėti apie platų kontekstą, nes mes maždaug visada užstringam. Tai turime ir tokių, čia bent jau Rimšai siunčiau kaip Gedimino stulpus, sakė, Lietuvai daugiau nežinau. Nes labai, kai Jonas Strazdaukas leido albumą, Strazdaukas nenorėjo šitos nuotraukos dėti, nors mes nuvažiavom, nufotografavom, kai atvažiavo Macijauskas, kuris sudarinėjo tą albumą, sako, čia unikalus dalykas dedam. Tai čia yra Bugeniuose palaidotas laisvamanis dvarininkas, dvarininkai labiau buvo laisvamaniai, reiškia gydytojas Kaunackis. Tai apie jį galiu pasakyti tokį anekdotą. Jis pasirinko vietą, kur tą mauzoliejų pastatė, Radvilavičius tą lentą dirbo. Vietinis meistras akmenkalys, jis jau kaip gydytojas žinojo, kad mirs, sako, tu skubėk, greičiau iškalk man tą lentą, nes aš ilgai nebegyvensiu. Kadangi, sakė, tu klebonas, jo draugas Tirkšlių buvo, sako, tai nors prieš amžiaus pabaigą tu jau atsiversk į padorų žmogų. Sako, kad mes abu vis vien būsim pekloj. Sako, kodėl? Sako, tu lauki, kol žmogus numirs, o aš laukiu, kol susirgs. Sako, abu esam negeri. Tai reiškia, vis dėlto pasilaidojo laisvamaniškai, paskui Raudonosios armijos buvo išplėšta, jie tikrai ten turėjo rasti, nes buvo palaidotas su paauksuotu laikrodžiu, reiškia, su tokia juosta ten ir dar užmiršo tą dujinę lempą išimtai, tokių daiktų jie turėjo rastų, gal ne viską ėmė. Tai va, turim unikalų dalyką, reiškia, jau Lietuvos masteliu. Tai jisai 1936 metais miręs yra, bet viršui užrašyti, reiškia, sumūrytas buvo anksčiau, 30 Vytauto didžiojo metai. Na, dar turim kitą tokį palaidojimą, tai yra Gadonų.
kadangi Viekšniai yra susijęs su Gadonais, Gadonai yra palaidoti, tai aš dar Keriui sakiau, kur čia yra Gadonų kapavietė, tu žinai, sako, ten lenkiškai užrašyta, aš tau nerodysiu. Tai jis taip ir nerodė. Tai galiu pasakyti tiek, čia yra pagrindinė jų kapavietė, tai yra Grūstas kapinėse. Kai kurie labai maišo, sako, Kaulinyčia. Kaulinyčia būdavo tokios statomios koplyčias, altorėlis ir kai kasa duobę, kai aptinka palaikus, nes ten senos kapinės yra 5-6 aukštais, 4 aukštais. Tai galiu pasakyti, tokios kapinės, reiškia, turėdavo kaulinyčias. Tos kauliukus sudeda ypač žiemą, reiškia, ir paskui jos vėl garbingai atlaiko mišias palaidoja. Tai galiu pasakyti, yra išėjusi knyga apie Gadonus, tai galit paskaityti, ten 3 Gadonų, tik aš noriu paskaityti to vieno Gadono, reiškia, ištrauką ant jo kapo, nes jis buvo palaidotas Nancy, Prancūzijai, ir jis parašė. Na, čia iš lenkų kalbos išversta yra, tai įžymybė Telšių 1831 metų sukilimo prezidentas, karo vadas, reiškia, knygos 1839 Paryžiuje išleistos statistiška Žmucka autorius, reiškia, lenkiškų mokyklų kūrėjas, kad tauta nenutautėtų, bet jis lenkiškai suprato tautą tą, bet parašęs veikalą, kaip LDK gyvenimą integruoti žydus, tikrai įžymybė. Visi jie ten įžymus yra, žinau, ir Viekšnių Gadonai įžymus. Tai kas įdomiausiai, kaip jis rašo. Kai Dievas prikels kape užmigdytą tėvynę, kraštietį, surink mano pelenus ir palaidok Žemaičiuose. Kiti verčia Žemaitijai, bet Žemaičiuose turėtų būti. Tai jis norėjo būti, kad būtų palaidotas čia, nes čia jo šaknis, jie nuo 1638 metų valdė vieną Sedos dvarą. Tai gerai, dabar mes važiuojam kitą tokį mauzoliejų, pasižiūrim, tai čia yra kunigo Širvio, Renavo kapinėse, palaidomas toks beveik kaip taisyklė, niekas nežino. Jis buvo neseniai miręs, kai Raudonoji armija pirmą sykį atėjo, tai jis buvo išrenktas, tam paskui gulėjo plikas nabašnikas. Tai ir jo sesuo čia palaidota yra. Nežinau, ten jau tie akmenys po truputį griuvinėja, bet naujas duris padarė. Rimtose didelėse kapinėse visada yra koplyčia. Tai aš čia paėmiau Tirkšlių kapinių koplyčią, kuri yra restauruota, sutvarkyta. Tai reiškia, pirmiau, jeigu įmam pirmą etapą, tas pats ir Viekšniams yra būdinga, visada kapinės būdavo apie bažnyčią. Bažnyčioje būdavo laidomi kilmingieji, tie, kurie funduoja rūsius turi, o taip grindys būdavo klojamos plytom. Jeigu dokumentuose lenkiškose skaitai, visiems žodis yra vokiškas, cigel rašo. Tai plytas praima, palaidoja kilmingai, vieni, kas turi pinigų, plokštę deda, bet dažniausiai nededa. Užsienį, jeigu jūs nuvažiuosite, tai per bažnyčią einat, vien plokštės taip išdylusios yra. Ir ten skaitai, toks ir toks ten palaidotas, toks ir toks. Reiškia, pas mus tiek nebuvo. Pas mus tik vienas kitas kilmingasis tas plokštės užsidėdavo, bet dažniausiai medinėse bažnyčiose jie prisitvirtindavo plokšteles, metalinės, alavinės, kaip dokumentuose rašo, arba žalvarinės, prie, reiškia, bažnyčios sienos. Visi parapiečiai būdavo laidomi apie bažnyčią. Paskui jau tą šventorių, kad taip ir rašo, sakysim, 1579 metų Tarkvinijaus Pekalo vizitacijoje, kad reikia aptverti šventorių, nes kiaulės knysa, reiškia, palaikus. Ir dėl tos priežasties pirmą medinės tvoras tverdavo, dar anksčiau apkasdavo pylimų, o po to, reiškia, akmeninės krautinės tvoras, o paskui tik tais jau, reiškia, 19 amžiaus pradžioje pradėjo mūryti. Kapinės, kadangi bažnyčia būdavo gražiausiai ir centriniai miesto daly, caro laikais buvo uždrausta apie bažnyčias laidot. Nors aš dokumentuose, tarp kitko, esu radęs, pavyzdžiui, Gelžinatį, nes nerašė tais laikais, 17 amžiuje dar, nors Kleinas pradėjo vartoti 1643 metais, tai galiu pasakyti, bet į provinciją atėjo žymiai vėliau ta raidė. Tai galiu tik tais tiek pasakyti, po trečio
reiškia, abiejų tautų respublikos padalymo, LDK, kai atiteko cariniai Rusijai, 1795 buvo, reiškia, uždrausta laidoti miestuose. Ir kapinės turėjo būti iškeltos. Tai vat Viekšniai irgi matom, kur kapinės savo senasias turi už miesto, o prieš tai čia visur buvo. Tai esu straipsnį rašęs apie Viekšnių kapinės pagal dokumentas Viekšnių žiniuose, tai nesikartosiu. Tai esminis dalykas yra tas, kad, pavyzdžiui, Tirkšliuose kapinės už miesto, tik tais išskirtinis yra toks atvejis, kad Grūstėj buvo kapinės nukeltos labai toli, už 5 km. Kitur tuoj pat už miestelio, sakysim, Žemelė čia, Pikeliai visi, kas čia mes beimam. Ir yra išimčių, kur vis dėlto, reiškia, paliko, bet tai daugiausiai būdavo filijinės bažnyčios. Kadangi Ukrainai yra filija Pikelių bažnyčios, tai Ukrainuose kaip nerimtoj ir nebuvo ten, reiškia, rimtos gyvenvietės, turėjo jie ten turkaus privilegiją, tai čia yra išlikęs tas senasis principas, palaidojimas, reiškia, apie pačią bažnyčią. Na, čia bažnyčia pastatyta buvo 1752 pirma, na, šita tai jau yra 19 amžiaus, maišo visi. Na, kadangi ir galiu pasakyti, pas mus yra įvairių konfesijų, tarp tų konfesijų aš matau vieną skirtumą. Nu, čia liuteronų kapinėse yra, tai jūs atkreipkite dėmesį, aš turiu seną nusifotografavęs nuotrauką, tik buvau pasidirbęs ant popieriaus, tingėjau ieškoti, nes tarp nuotraukų ieškoti, tai visai jau būtų košmaras. Matot, pagal profesorių Širmulį, man visą laiką sakė, kad jeigu šnekėsi apie kapinės, tai mylėm žemaičiams, jis labai gerbė žemaičius, mokėjo žemaitiškai pamėgdžioti, kadangi jis buvo mokinęs ir konservatorijoje vieną kursą, reiškia, operinį dainavimą. Dar vienus metus buvo mokinęsis inžinieriniam statybos institute, o paskui baigė Vilniaus dailės akademiją. Tai sakė, kresnų ir visokių tokių nedarykit. Kuo daugiau kresnų, sako, to daugiau. Nu, aš paskui jums įrodysiu atskirais paminklais, kaip tos. Čia yra Latvių, reiškia, ten atputas yra parašyta, reiškia, bet čia yra palaidotas įžymus kolekcininkas, vienas iš žymesnių, čia mūsų kraštuose buvęs, nežinau, kur jo knygų kolekcija yra palikusi. Tai yra jų vyskupas, liuteronų reformatų, reiškia, Vilhelmas Bortkevičius. Tai matot, kaip čia viskas prikibyta ir kaip viskas trapiai. Neaišku, kas bus po 100 metų. Na, judėjų tikėjimo, taip pat turim nemažai kapinių. Ir čia yra Pikelių kapinės, neblogai yra jos išlikę, apie 1 hektaro dydžio. Visose miesteliuose mes galime rasti, nes aš, pavyzdžiui, skaitydamas Sedos parapijos krikšto ir mirimo knygas, ypač mirimų, galvoju, nu kaip ten kokiam Ketūnų kaime, Žadeikių kaime tiek daug gimsta arba ten tiek daug miršta. O kodėl pačioj Sedoj tiek mažai yra? Nu, sako, galvok ir sugalvosi. Nu, tai savai aišku, jeigu Sedoj ten apie 80-50% gyvendavo žydų, žydai katalikų bažnyčiai nesiregistravo. Tai dėl to Sedo tų palaidojimų yra labai mažai ir automatiškai ten visi beveik neturtingi, nes dirbo pas žydus. Čia yra Pikelių kapinės, tai rodo, kad Pikeliai tuo metu buvo pasienio teritorija, biznis ėjo gerai. Kol siena buvo prie Sedos, Sedoj, reiškia, biznis ėjo, nes už 2 km iki 1529 metų buvo Livonijos ir LDK siena. LDK, sakė, irgi negalima sakyti, reikia sakyti pilną pavadinimą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Sakė, jeigu sakai LDK, esi prorusiškas. Nu ir čia Viekšnių, kaip tik žydų kapinės yra, na, turim mes ir dabar negalima sakyti pravoslavų, reikia sakyti stačiatikių. Tai čia kaip tik Viekšnių kapinėse specialiai įdėjau, čia yra gero parazito, sovietnik užrašytas, sovietnik pervertus į laipsnį, tai reiškia generolo. Na, jis 1863-4 metų sukilėlius labai gerai malšino, kapojo jos,
vykusiai su kardu ir dėl tos priežasties jam buvo Kontrimo Tučių dvaras padovanotas ir čia Viekšnių stačiatikių kapinėse atsigulė. Po to, reiškia, prijungimo prie carinės Rusijos buvo iškeltas ir vienas reikalavimas, kad katalikai arba iš savo kapinių gabalą turi atiduoti, arba prie kapinių turi skirti, kaip jie rašydavo dokumentuose, reiškia, graikiškos, bizantiškos religijos žmonėms laidoti. Tas yra ir Viekšniuose būdinga, tas Viekšniuose ir matosi natūrai, tas, sakysim, ir Laižuvoje, ir kitose kapinėse. Tas yra tik kitur, nebuvo tų gyventojų, tos religijos, tai nebuvo palaidota. Leckavai jų buvo nemažai, kol jie ten atsidarė savo kapinaitės, bet jie yra užlaidoti, nebėra. Na tai jūs į tos paminklus, aš jums ten, kuo skiriasi technologijų neaiškinu, nes jau čia mes pereinam prie lietinių kokių, iš metalo paminklų, Marteno krosnims atsiradus ir pas mus atsirado, aišku, pirmi dvarininkai pradėjo. Na, čia Mažeikių cerkvės šventorijoje yra, reiškia, Vilovič kapas ir kaip tik matom postamentas. Na, aš dabar čia grįžtu prie senų laikų, sako, laikas visada yra pats svarbiausias. Tai aš čia jums vienintelį koplytstulpį tokį dar Grūstės kapinėse radau ir nufotografavau. Reiškia, jis jau nieko neįdomus, neišsiskiria, bet tokių medinių jau pas mus yra labai mažai. Ar Viekšniuose, ar Pikeliuose, ten kur pasižiūrė, yra vienetai. Paskui inteligentai buvo pradėję statyti, bet dėl nepatvarios medžiagos niekas nestato. Bet va dabar Kviklys ką rašė apie Grūstės kapinės. Reiškia, didžiulio Grūstės kaimo viduryje, vaizdingoje vietoje yra Sedos miestelio ir parapijos kapinės, nuo kurių matyti gražūs vaizdai. Ant žemės įruoštos savotiškos koplytėlės, kitos pastatytos ant nukirstų pušų kamienų. Tai vat, ant nukirstų pušų kamienų buvo pastatytos koplytėlės, reiškia, miške buvo įrengtos. Tai čia buvo unikalus dalykas, Kviklys tą išskiria. Kitoj vietoje aš tokio dalyko nemačiau. Dabar dėja nebėra nei koplytėlių ten pastatyta ant medžių kokių ten kamienų ar akmenų ir panašiai. Tai koplytstulpis. Na, Viekšniškiai turi naujose kapinėse koplytėlę. Tas koplytėlės dažniausiai traukdavo ne kaip architektūros savybių turinčius, nors jos galima traukti mažai architektūrą, jas dažniausiai traukdavo kaip liaudės, reiškia, paminklus tais laikais, nes būdavo skulptūros. Na ir tas skulptūras muziejai rinko, kolekcininkai rinko, na ir savaime aišku, beveik jie visi yra tušti. Mažeikių rajone, man atrodo, Židikose šventoriai, bet ten yra ne kapinės, tai aš nešnekėsiu. Ten, man atrodo, 1891, tai ten dar buvo ta, reiškia, lietuviškai tariant, pieta lenkiškai, Marija Sopolingoje turi būti. Na, čia, pagerbdamas Rūtą įdėjau, yra ir mūrinių tokių, Mažeikių kapinėse tos dvi koplytėlės irgi ten yra, tai čia yra Pievinų kapinės. Tai, matot, sutvarkyta viską, skulptūrų, aišku, savaime, kad jų nėra. Na, o jeigu apie medinius kalbam, tai mes kalbam apie, reiškia, jau vėlesnį laikotarpį. Tai čia, kas populiariausias, jeigu žiūrime ikonografinių aspektų, tai dažniausiai yra rūpintojėlis. Na, čia yra Tirkšlių kapinėse ir čia kaip nekeista, aš pagal drožybą tos gyvosius meistrus atpažįstu, paskui einu žiūrėti, ar yra kur savo ženklą įsikalę arba užsirašę. Tai va čia, kaip matot, Rimantas Laima, 2007 metai. Vat kaip yra gerai, kai žmogus užsirašo. Jeigu tuo metu kas nufotografavo, užfiksavo, viskas gerai. O taip mes dažniausiai pagal to ženklus, kai meistrai numiršta, niekas nebeatseka ir paskui ten mes žiūrim. Na, čia aš visada sakiau, kad Laižuvą tiek, kai ekskursijas vežu, nenuvežu,
užmirštas kraštas, pasienis, sakiau, Laižuvai kada nors grąžinsiu duoklę. Tai kaip tik nuo Laižuvos čia kapinių šiek tiek paminklų perbėgsiu per visas, pridedu, bet čia buvo labai įdomi istorija. Jeigu jūs žiūrite, dabar šiek tiek pakalbėsim apie patį paminklą. Tai čia kažkaip tas svetimkūnis tarp tų dviejų, reiškia, lovos galų. Nu, aš tokius paminklus lovos galais dažniausiai vadinu, ypač jeigu taip gražiai apipjauti, nes čia yra, kaip tik aš specialiai įdėjau, vienas lovos galas ir antras lovos galas, tik tai, aišku, skiriasi, reiškia, technika. Ten kitas yra, o per vidurį toks paminklas. Tai aš papasakosiu istoriją. Aš kaip tik su dviračiu važiuoju ten, važiavau į Kivilius nusifotografuoti Kęstučiui skirto paminklo su vilkais. Dar su to Kazlausku, kuris sukūrė tą paminklą, į Lakiuose kaip tik teko šnekėti. Jis man sako, Kiviliuose, sako, yra prie stotelės, o tai buvo Alsiuose, prie mokyklos, kur aš dirbau mokytojų, ten ir padariau. Sakė, priklausiau Šaulių organizacijai, todėl vilkus ir dėjau. Reiškia, yra visa istorija. O dažniausiai mes nežinom, ten prirašom visokių vėjų. Tai čia važiuoju kaip tik pro Laižuvą, užeinu į kapines, galvoju, reikia pasižiūrėti, kiek ten pavogė tų plokščių, nu nesakysim pavardės, kas pavogė, žinoma. Reiškia, nes aš paskui parvažiavęs architektų ištaudai, sakiau, nu ką tu ten suprojektavai, ten pametei lentą, viskas. Jis parodo man projektą, sakau, ten niekada nėra pagal projektą padaryta. Tai čia atvažiuoju, žiūriu, 3 vyrai suprakaitavę tokią šiltą dieną kaip čia, reiškia, ant tokių apvalių rastukų, reiškia, išvertę tą paminklą. Aš tuo metu jau dirbau Mažeikių muziejų ir sakau, kur jūs dabar dėsit granitinę dalį. Nu, sako, čia patvarai pamesim, kur nors už kapinių išvarysim. Nu, tas granitas kaip granitas. Proporcijos, viskas ten buvo labai idealiai. Aš turiu kažkur ir juodai baltą nuotrauką. Tai, nes aš norėjau 117 tokių rimtų dalykų įtraukti į paminklų sąrašą. Visi sakė, durniau, valstybė tiek neturi pinigų, kai aš dirbau pavelde, į jokią laikiną apskaitą mane traukė. Sakė, susikrauk visus savo popierius ir važiuok namo. Sakė, valstybė finansuoja tiek ir traukia į paminklus tiek, kiek yra pajėgi. Todėl patriotizmas kartais gelbsti tos paminklus irgi. Nu, aišku, kartais patriotizmas ir bėdų pridaro. Darydami gerą darbą mes galim pridaryti blogų. Tai, sakau, tai šitą metalinę dalį, tai jau bent atiduokit, kur tą dėsit. Mes jums, sako, į patvorį. Sakau, atiduokit į muziejų. Sakau, aš jau su muziejininkais atvažiuosiu kitą dieną ir pasimsiu. Jie jau pradėjo galvoti. Sakau, jūs tokio paminklo nepasidarysit, bet man, sako, reikia, jį dabar čia palaidota yra, bet man, sako, reikia pačiai įsiamžinti. Nu, davė man telefoną, jį jau pagalvos, jau nebetiduoda. O sako, gal tu pirktum? Ne, sakau, muziejus ubagas yra, pinigų neturi, nepirksim. Bet sakau, jeigu jūs metat, tai galite atiduoti. Skambino aš jai po savaitės, jinai sako, persigalvojau, netiduosiu. Tai paskui atvažiuoju, žiūriu, įmontuotas, niekas netinka, bet reiškia esmė, yra ten tas užrašas. Čia gal jūs nelabai ką įskaitysite, aš jums perskaitysiu, kas ten yra parašyta. Reiškia tos Laižuvos kapinėse. Nes kapinių tekstai senieji, mes ten kalbam visus tos kitus aspektus, kur paminėjau pagal įstatymą, bet reikia dar paminėti vieną kalbinį aspektą. Nes yra kalbos paminklai. Ten tokių įdomių dalykų. Širmulis, pavyzdžiui, man irgi pasakojo, aš galvojau, kad anekdotas Trikšliuose panašų radau, bet kažkur aš paskaitą skaičiau, tai jis sako, žinau kapinės, sakė, jeigu norėsi, aš tau pasakysiu, kur yra tas paminklas, viską, bet paskui kažkas jam paskambina ir išėjo. Taip, nu, kaip Širmulis sakė, kai, nu, gal kai Trikšlius prieisim, jeigu spėsim, aš pasakysiu, bet esmė tokia, kad ant antkapio užrašyta vyrui, ilsėkis ramybėje, brangus vyra, pakol aš ateisiu. Reiškia, mylinti žmona pasirašo. Tai reiškia, tai čia Laižuvos kapinėse šitas užrašas, matot, kokios tos raidės, viskas, reiškia, tas grafinis vaizdas, profesoriui Gurskui, grafikui parodžiau. Ojoj, sako, kaip įdomu, čia šriftų
paskaitai panaudosiu. O čia užrašyta va, čia Ils Kazimieras, reiškia, dabar aš galvoju, reiškia Švežas, ar ne tą aš skaitau ar kitą, ne, čia Žeberskį man reikia skaityti. Tai vat, čionai Ils kūnai SP tas yra lenkiškas spavienė, reiškia, amžinatelis į mūsų reiškia, spavienčiai. Juozapą Žeberskį gyvena 80 metų, mirė tai 1900-aisiais ir sesų, taip prašo, jo Franciškona Šilbajorienė gyvena 77 metus, mirė 1901. Tai maždaug po mirties, po 1 metų, taip senais laikais stengdavosi pastatyti tą paminklą. Tai ten aš paskui specialiai, visada mes išskiriam, kas yra, reiškia, memorialinė prasme vertinga, kokia asmenybė palaidota. Vaižgantas yra labai protingai pasakęs, visi įžymus žmonės grįžkite ir pasilaidokite savo parapijose. Tada, reiškia, pagausinti turistų skaičių. Matot, tarpukarį kaip gerai mąstė. Tai čia yra palaidotas šitas poetas Antanas Vienažindys. Ir kaip minėjau, čia pradėtas buvo tvarkyti kapas, ta plokštė naujai padėta, bet iki galo nesutvarkyta. Čia vis vien tas man įlindo Pikelių kapinių tvora. Čia vis vien, kadangi Palatvijys, čia Latvijos įtaka, matot, kur yra? Paskui aš paklausiu, čia Pikelių kapinėse nuvirtęs paminklas. Aš pernai vasarą mačiau, buvo nuvirtęs ir šį pavasarį tebėra nuvirtęs, matot, kaip jis užgriuvęs yra. Tai kad visi tie paminklai griūna. Kaip aš sakiau, reikia ieškoti žymybių. Tai knygnešys. Su ta knygnešys tai irgi nesąmonė. Gali būti labai geras knygnešys ir į istoriją neįeiti. Gal kokius 200 kartų, kaip šitas sakė, ėjo 200 kartų, bet jis yra pakliuvęs, yra dokumentai, čia Erkumas Ercupas, Kazimieras. Bet jeigu tu ne vienu kartu nepakliuvai, tu nesi knygnešys. Nes daugiausiai mes žiūrim, iš carinės Rusijos dokumentų arba atsiminimų. Tai su tais knygnešiais, taip kaip ir su bet kuo. Dabar katalikų bažnyčios kronika, kas platino, reiškia, jis, jeigu numirė, nespėjo pasigirti, liudininkų nebėra, nes ten 3 tik žinojo, tai ir nebėra. Ta istorija taip yra. Į istoriją labai rimtai nežiūrėkit. Pirmas dalykas, istoriją kūrė žmogus, o žmogus visada yra subjektyvi asmenybė, dar apie kitą subjektyvų dalyką. To paminklo atsiradimo istorija irgi labai įdomi yra, bet aš nepasakosiu, čia jau labai ilgai užtruktų, bet esmė, kad dukra sakė, kad kodėl, sakau, nepastatėt jokio paminklo, tai paskui dar aš tas datas žiūrėjau, paskutinę mirimo datą jau tie vaikaičiai patys surado. Nes aš sakiau, čia iki 45 pasižiūrėjau, nėra. Esmė tokia buvo, kad tėvas sakė, nenori, kad būtų jam pastatytas kitoks negu medinis, reiškia, paminklas. Tai kai medis buvo gautas, reiškia, tada sutiko ir pastatėm čia rūpintojėlį. Viekšniuose šito kalvio, iš kur jis gali būti, iš Liepojos ar iš Klaipėdos, yra sunku pasakyti, bet jūs atkreipkit dėmesį į tuos kampus. Tos gėlės tai yra išskirtinis labai gražus dalykas. Ten koplyčia, kaip tik matosi. Tai mato, čia šalia jau iškeliauja. Čia yra, reiškia, giminė Gintylų bajorų iš Dapščių kaimo. Čia generolo motinos Adamkavičienės kapas. Kai generolo nėra čia palaidoti, tai čia motina. Bet, matot, turi gerą paminklą, bet kažkas čia pribetonavo. Tikrai tas kaltinis toks iš ruošinių surinktas paminklas negalėjo atsirasti. Čia Viekšnių irgi Pikeliuose toks, man labai patiko tas, kad paminklas griūna, o ten viršui dar uždėta, reiškia, Dievo mūka, kaip mes sakom, reiškia, nukryžiuotasis. Čia
jau Rūta žino, kas yra. Čia specialiai įdėjau tą paminklą, todėl kad čia buvo vienas iš žymiausių šitam regione akmeninių paminklų meistras. Tai yra Arlauskas. Jis Stočkų kaime dirbo. Na čia vat įdėjau irgi tarpukario metų paminklą, bet man įdomus buvo tas dalykėlis, kaip žmonės sprendžia palaidojimų, nes visada, vat, kaip minėjau, ten vat, Laižuvoj sumušo proporcingą gerą pjedestalą raudono granito ir kad galėtų šone, o paskui padėjo ir tą. Ir jisai ten toks svetimkūnis. O čia, vat, matot, kaip labai įdomi. Uždedate, aš galiu čia pabandyti jungti ir tą. Tas paskui man pradės važinėti, ne? Matot, va. Apatinė dalis yra nauja Deimantavičiai, čia bajoriška pavardė, bet išlaiko ir senąjį paminklą. Aišku, proporcijų nieko nėra, bet pats principas, kaip žmonės sprendžia savo susidariusias problemas. Čia irgi tų kaltinių. O čia ten žemesnis buvo ir raudono granito ir pagal tą kryžių, grinai proporcijos. Proporcijų pagavimas, tie senieji meistrai, labai yra rimtas dalykas. Pagal tą mes ir sprendžiam, ar, reiškia, jisai buvo įvaldęs savo amatą, ar nebuvo. Nes tą kryžių parveždavo nulietą arba Liepoj, dažniausiai iš Liepojos. Iš Jelgavos veždavo, reiškia, Rygos. Laižuvoj neogotekiniai tų paminklų galai, vienintelį Mažeikių rajone tokie yra būtingi. Gal aš čia jų nepridėjau, nors aš juos prisifotografavęs labai daug. Čia irgi plokštės dažniausiai visada, kaip taisyklė, kapinėse būna seniausi paminklai. Aš dėjau čia 7-8 dešimtmečio pradžioje buvo populiarūs teraciniai paminklai. Aš apie medžiagas nešneku, jūs patys matot, bet jau pereinama prie teracinių paminklų. Tai matot irgi, kuo daugiau detalių, tuo daugiau, reiškia, išgriūna. Galvojau, kad čia bus šita Jurgita Pačkovska, kaip jį, Pačkovskinė, reiškia, jį kaip tik tyrinėja tos. Tai čia atkreipiau, kad šitie nukryžiuotieji Pievinuose keli yra labai panašus to pačio meistro ir kitur aš tokių nesu matęs. Pievinuose vienintelis medinis kryžius, kuris nebūdingas Žemaitijai, plonas, aukštas. Reiškia, pas mus turėtų būti žemi, kresni, aukšti ploni, ten yra rytų ir pietų Lietuvoje, kur jau nėra jūrinis klimatas. Žemaičiai statydavo žemus, kresnus, žemaičiams būdavo proporcijose esmė. O dabar visi su spinduliais, visokiais tokiais makaronais kabina. Tai ką aš noriu pasakyti, kad reikia tą etninį tą dalykėlį išlaikyti. Dabar nematom, nors jau čia tarpukario metų. Jau čia pereiname į Žemalės kapinės, tai jeigu skaitėt Laurinavičiaus knygą, kad baikų rašytojas, toks poetas, reiškia Antanas Savickis, nežinomas kur palaidotas. Jau Misijus irgi Žemalės knygui buvo tą parašęs, paskui aš ištaisiau, sakau, aš ką pažinau ir paskui nuotrauką mes įdėjom. Tai čia yra kunigo, reiškia, Antano Savickio palaidojimas Žemalės kapinėse. Ir galiu pasakyti, jisai mirė 1836 metai. Matot, pagal datas, kad jūs suprastumėt, kokie ateina, kada paminklai. Šitas yra jau 19 amžiaus pabaigos, man atrodo, 1898, Bersenio kunigo, bet jis toks horeljefinis, kas yra būdinga Gailevičiai. O čia tikriausiai turėtų būti palaidoti įžymi giminė, sukilėlio 1863 metų, 4 žmona. Jis sukilimo metu dar buvo ir slapstėsi Žemalės miškuose, kai jo žmona mirė. Bet kazokai buvo pastatę pasalą, taip jis žmonos pagarbe negalėjo aplankyti. Tai yra Severinas Grosas. Ir galiu pasakyti, čia turėtų būti jo brolis palaidotas, nes šalia yra motina ir ten buvo maumedžiai. Tai savaime aišku, jau maumedžiai rodo, kad čia yra turtingųjų požymis.
indrukuotus medžius, svetimžemius sodino tik jie. Tai dabar jie yra nupjauti, paminklas sudaužytas. Tokie paminklai yra būdingi cemento atsiradimas. Čia 1850-48, ten 56 tokios datos eina. Tai kaip tik tas brolis Artūras tuo metu mirė. Matot, su tais paminklais kas dedasi. Tai čia yra rošinių, ten kataloginiai paminklai, atvažiuoji, kalvis turi prisikalęs, pasirenki, ką nori, tau tuoj pat sumontuoja, sukybo, kiek pinigų turi pagal tą. Reiškia, tu tik pasižiūri į piešinuką, tie katalogai išleisti, todėl aš nešnekėsiu. Bet esminis dalykas yra, atkreipkite dėmesį, kodėl tie paminklai išlūžta. Jie būdavo tvirtinami siera ir ta siera, reiškia, per 100 metų išdyla, ten atsiranda duobė, prilyja ir paskui šaltis, ledas plėšia ir perplėšia granitą arba nuplėšia tam tikrą gabalą ir paminklas griūna. Na, aišku, tokie paminklai, sako, nevertingi, bet jau kai jų mažėja košmariškai, manyčiau, kad juos jau reikėtų saugoti ir jie įgauna vertę. Kai mes šnekam apie kičą, tai yra masinis to laikotarpio gaminys, bet kai iš to laikotarpio išlieka vienetai, tada mes jau sakom unikalus, vienas. Tai reiškia, tai tokių paminklų mažėja košmariškai. Tai dar bajoro Drazdauskio, neaišku, ar su Tirkšlių atsiskyrėliu giminaitis ar negiminaitis, bet čia yra vientiso akmens iškaltas toks, reiškia, kryžius akmeninis. Tai labai yra įdomus. Na, bajorai Girtavičiai, matot, irgi vaikosi madų, daro kresnas ir viskas. Reiškia, tai įsivaizduokit, kiek gabaliukų, kiek ten klijų pridėta. Kaip Širmulis sako, kiek tie klijai turi garantijos? 20 metų, kiti 10 metų, 30 metų. Bet, sako, mes turim spręsti apie 100 mečius, todėl, sako, vientisas turi būti monolitinis. Matėt, pikeliuose nuvirtęs, bet jį atstatysi ir jis vėl stovės, jam nei pamato, nei nieko, tik ten svorio centrą nepaskaičiavo. Girtavičių bajorystės dokumentus, tarp kitko, esu radęs be herbo tik. Na, o čia dar baisesnis. Čia tikriausiai yra mano mokinės iš Tirkšlių laikų, bet čia yra Žemalės kapinės. Specialiai turiu aš nusifotografavęs antrą pusę, aš čia nededu, bet aš taip pagalvojau, kad pagal gimimo metus ir pagal vardą tokią aš tikrai mokinau. Reiškia, tai matot, kaip suklijuota yra čia tokia pagalvė atkaltė. Niekam nereikalinga, bet po kažkiek laiko ta lentelė, reiškia, nukris ir panašiai. Tai už tai vykdau misiją ir kiek čia aplinkui visokių tokių prikalta yra gabaliukų. Na, čia norėjau atkreipti dėmesį į seną kalvio pigų darbą ir čia dabartinį jaučiu, kokio Mikuckio čia bus, nes čia Žemalė yra. Pagal stilistiką turėtų būti, man atrodo, Mikuckio. Na, matot, ir senais laikais, tarybiniais, reiškia, mėgdavo gražius akmenis išnaudoti ir čia, tai yra labai toks solidus. Aš iš tų naujųjų tik tai jums. Na, čia matot, irgi, ten tas štyris nepridėtas, ten su kažkokiu cementu priklijuota, ir matot, yra išvirtę, reiškia, Pranciškos Grudnikienės paminklas. Na, Leckavos, aš čia taip važiuoju per visokias kapines, kas man įdomesnės yra. Čia yra 1856. Aš jums datą sakau, jūs vaizdą patys matot, neakli esat. Reiškia, matot, koks akmeninis postamentas ir akmeninis kryžius. Čia jisai turi ir memorialinę reikšmę, ne tik tai dailės kaip paminklas gali būti, nes čia yra palaidotas raštijos darbuotojas, jis yra Viekšniškio tam, reiškia, Vaclovo Biržiškos Aleksandrinė įtrauktas, tai reiškia kunigas Milieška, kilęs iš Knabikų kaimo. Galiu pasakyti, labai buvo unikalus, aš čia fotografavau 13-12 metais Leckavoje. Čia yra 12 metų nuotraukos. Tai galiu pasakyti, ten man vienas Leckaviškis parodė, sakė, ar kur yra toks, čia kalvis tikriausiai yra pasistatęs savo paminklą. Nes ten buvo plaktukas, replės, vienis, sako, čia kalvis.
Bet ten yra iš tikrųjų Kristaus kankinimo įrankiai. Ir čia mes matom 3 vinys. Reiškia, sakau, ne, čia ikonografinis toks siužetas yra, bet tokio daugiau aš aplinkui, kiek esu po kapinės vaikščiojęs, neradęs. Na, čia Leckavoj su tom grandinėm yra problema, irgi išplėšia ir jos nukrenta. Nu, Nevarėnų kapinėse vieną bajorą savo proseneliui, sakiau, gauni uždėtą grandinę. Tai jis nupirko Lenkijai čia ir uždėjo tą grandinę, kaip priklauso. Tai va čia kaip tik užrašas, matot, kaip tas paminklas atsiskleidžia kaip kalbos paminklas. Matom, kaip jis rašo. Čionai Ilsas, kunigas, klebonas, Leckavas, W, matot, nebijojo tuo metu. Reiškia tik ir ta, reiškia, nevartojo Ž, čekišką, Ž, Robertas Bortkevič. Amžiaus 72 metų, mirė 1889 metais 27 balandžio. Matot, kaip lietuviškai jiems rašosi tas balandžija. Čia va žemaitiškai yra parašyta. Ten va dabar Radviliškio rajone, čia kur mes šnekam dūnininkai, tai mes esam su kuršiai sumaišyti. Jokie mes netikrieji žemaičiai gyvena tarp Nevėžio ir Dubysos, jeigu žiūrim istorinę Žemaitiją. Tai reiškia, ten jie irgi tebešneka taip. Arba kunigas buvo iš ten kilęs tas, kuris užsakinėjo tą lentelę. Nes dūnininkų daug tarme randu čia Mažeikių rajone surašyta. Tai sesų, kaip irgi kur skaičiau. Tai galutinis rezultatas, jie atėjo, pavyzdžiui, nesako beldžia, beldž ten Radviliškio rajone, beldž, perdž, jie taip šneka. Ir čia matom irgi tokį užrašą. Na, čia Leckavo yra tarpukario metų paminklas ir tik naujai čia yra sutvarkyta, kadangi nėra matyt kam liutkų. Čia vienas yra iš jų užrašyta, kad komercijos kandidatas. Tai tikriausiai iš tų liutkų, kur gydytojas buvo ir kur, na, čia Renavo kapinėse. Šitas paminklas, nežinau, kaip tik jau aprašytas yra ir daktaro Giedriaus Subačiaus straipsnė apie Renavo knygą, nežinau, dabar belikė tą lentelę, gal jau nukrytė yra, bet esmė yra, kad turėtų turėti ir memorialinę reikšmę. Nes apie šitą Jasmontaitę aš jau daug esu prisižiūrėjęs ir vieną straipsnį rašęs, tai aš galiu pasakyti, mane nustebino tai, kad jį pakliuvo 63 metų sukilėlius remdama, jį buvo ekonomė Renavo dvare ir, reiškia, tiekė amuniciją ir maistą sukilėliams. Aišku, iš Renavo dvaro Reonas netoks durnas baronas, reiškia, savo ekonomiją įpareigojo, jeigu kas, jis nieko nežino. Na ir galutinis rezultatas, jį kaip sukilėlių rėmėja buvo paimta ir turėjo būti ištremta į Sibirą. Tas vežikas buvo į Tobolską ir ištremtas, o jinai atsipirko 200 sidabro rublių baudą ir tą baudą užmokėjo. Dabar aš jau tokį vieną paskaičiau straipsnį iš senų laikų, kad, reiškia, jinai buvo, reiškia, didiko ne tik ekonomė, bet ir meilužė. Nu, aišku, iš kur jinai galėjo gauti 200 sidabro rublių užmokėti. Tai aišku, baronas turėjo už ją užmokėti. Bet ji yra labai svarbi sukilimui tam. Tai suaktualinant vietinius dalykus reikalinga žinoti kontekstą. Kapas, kaip kapas, meninė prasme mes galim nagrinėti, kiekvienas mes matom ir nesunkiai vertinom. Bet yra dar ir istorinė. Na, ten, pavyzdžiui, dabar Renave Skeivio knygą, kai išleis poezijos tą ir visų jo kritikos straipsnių. Nu, tas tėvas jau buvo, reiškia, 1905 metų revoliucijos ten sukilėlis, kur grafas Milžinskis jį gelbėjo. Tai jau tėvas buvo, bet ten tujom apaugę, aš ten nedėjau, nes nieko nesimato, bet jau, reiškia, tas Steponas Kyvis taip pat, kai knygą išleis, taps žymesnis, dabar mažai jį kas žino. Čia Ukrinų kapinėse man patiko tas primityvizmas. Čia, man atrodo, jau nemetė per tvorą, bet nustūmė į patvorį, kažkas kultūringai pastatė, bet čia jokio palaidojimo pagal mane nebėra.
Bet tas primityvizmas, kažkas toks nemokytas yra lipdęs ir daręs paminklą, tai va šitas paminklas tuo yra unikalus. Nes, kaip, mes kaip sakom, kas labiausiai menininkus sugadina? Vilniaus dailės akademija, nes mes išmokinam ten proporcijų, dar visokių medžiagų, ten technologijų. O tas, kuris iš širdies daro, tai tas padaro kaip reikiant. Ukrinuose čia visa giminė yra žymi, bet galiu pasakyti, dabar ten matote daktaras Leonas Kęsgaila Kenstavičius, jie save kildina iš tų Kęsgailų, kurie buvo Žemaitijos seniūnai. Aš galiu pasakyti, Viekšniuose gyveno tas vienas Vladas Kęsgaila, paskutinis, kuris mirė, tai man jis carinius dokumentus atnešė ir parodė. Iš tikrųjų, ten yra Kęsgaila per brūkšnelis, Kęsgaila rašas. Tai reiškia, kuo jis žymus yra, jis išleido pirmą medicinos pagalbos vadovėlį, reiškia, toliau kitą apie, reiškia, ortopedinių kelių gydymą išleido. Jisai buvo Lietuvos armijos pulkininkas, karo gydytojas, pulkininkas leitenantas, paskui vadovavo, reiškia, Raudonojo kryžiaus ligoninei, gelbėjo žydus, paskui buvo ištremtas, paskui grįžo be teisės gyventi didžiosiuose miestuose, tai dirbo užventį gydytojų. Paskui tarybiniais metais jo knygą ne jo vardu perleido kiti gydytojai ir susidėjo savo pavardės. Jo dukra irgi žymi, kai pasakai, kad čia yra palaidota vibracijos profesorė ir čia tikriausiai vyras jos atsiguls, vibracijos irgi profesorius akademikas Ragulskis, ten šiek tiek su Ceziu buvo nugarsėjęs Lietuvoje, reiškia, bet jis daugiausiai atradimų Lietuvoje yra padaręs. Jo disertacijos lietuviai nepripažino, nuvažiavo į Maskvą, už karto suteikė, reiškia, kai būdavo kandidato ir daktaro laipsnis, jam daktaro. Ir sakė, tyrinėk toliau. Ir tapo jis akademiku, o jo kolegos visi sakė, kad čia blūdėja su kažkokia vibracija, mokslo atrado vibraciją. Bet šitą vibracijos profesorė, reiškia jo žmona to Ragulskio, gauna, sakė, nenori atiduoti, kai mirs į Ukrainus laidot. Gal atiduos. Žmona jau palaidota. Tai Vida Ragulskinė, ne tik profesorė, bet išvertė tą žymėją knygą, kur pirmiau, kur benuvažiuodavau paskaitos, skaityti kokią temą beskaitydavau. Kaip jūs vertinat Pichelio knygą? Nors iš tikrųjų Pichelis, o dar tikrumai Pikelis, jis yra Pikelis, lietuvis. Reiškia, nes aš taip pagalvojau, kad ten lietuviškais dokumentais remiasi kažkoks Pichelis. Žemaitija ten, kur žinot, kad žemaičiai pirmi paraką išrado, šaudė iš medinių patrankų, su paraką naudodami, logiškai galvojant, taip protingas žmogus negali rašyti, bet ten žemaičiams tuo metu buvo Biblija. Tai vat, vertėja šitos knygos yra šita Ragulskinė. O kai pasakai patriotams žemaičiams, čia koks vertingas kapas. Čia profesionalus dailininkas yra dirbęs, reiškia, Ukrainuose su baltų marmurų, tokių mažai yra, žemaliai yra, man atrodo, 1901 Barboros Kelpšienės kapas, ten dabar grandinė apviniota, jau nukritusi ir čia yra Ukrainuose. Tai vat Ukrainai irgi gali, aš apie formas nešneku, visos formos atkeliavo iš Lenkijos. O į Lenkiją atkeliavo iš Vokietijos, o ten jau dar iš kai kurių valstybių. Ąžuolo formos, sako, čia lietuviška paminklo forma, lenkiška, kaip ir stela, viskas, tai o tie ąžuolai, čia yra Kenstavičių kapas, o kas yra blogai, čia tas Vladas kaip tik mano draugelis Viekšniuose, kur gyvenau, man atrodo, Basanavičiaus 13, čia ir jis įrašęs yra. Jis poetas buvo, atsiminimus parašęs yra gerus, bet jau šnekėjo, kad vienas egzempliorius yra Rygoje. Man atvažiavo iš Amerikos ir sako, kaip Kenstavičiaus atsiminimai pakliuvo į Rygą. Protestantų vienuolis atvažiavęs. Tai vat jie uždėjo, tas jų tėvas irgi toks buvo knygų platintojas. Reiškia, jis į Latviją atsisiųsdavo knygas, kadangi ten Dapšiuose gyveno, nuvažiuodavo su arkliu parsiveždavo, paskui išsiuntinėdavo po Lietuvą. Čia Tirkšlių kapinės vartai. Vartais tokiais gražiais gali pasigirti tik pikeliai. Pikeliuose yra skirtumas, jūs pasižiūrėkit tarp tų ir to.
pikeliai daugiau latviškų bruožų turi, čia jau lietuviškų. Aš čia nedėjau nuotraukos iš arti, bet čia yra tos nišos užmūrytos ir tose nišose buvo skulptūros medinės. Na, reiškia, čia 19 amžiaus pradžioj tos kapinės Tirkšlių pušynų pakrašty buvo įsteigtos. Na, čia Stanevičius bajoras irgi, Stanevičiai Dapšių kaime ir čia Viekšnių parapijų yra. Tai matot irgi, įdėjau vieną lenkišką pavadinimą. Matot, tus pačiūja, dažnai eina zloki, tai palaikai, bet čia nėra, reiškia. Ir čia kunigo, reiškia, Stanevičiaus ir gyveno, reiškia, mūsų, reiškia, žemėje, jeigu taip grubiai, iki 1860 metų gruodžio. Na, tokių irgi lietinių kitur yra daug, Mažeikių rajone aš bent tokį vieną suradęs. Tai yra irgi Tirkšlių kapinėse, matot, netoli nuo įėjimo, tai čia kitos formos yra užsakytas paminklas. Na, o čia kaip tik, čia toks grinai tas Tirkšlių kapinėse, gal paskaitysiu dar tą kitų ten nebeskaičiau, aš tų buvau prisirašęs labai daug. Tai čia yra amžinatilis Albinas Beinoravičius, gimė 1872 kovo 1, 1932 metais 2 mėnesį 7 dieną mirė, nes čia kryžiukas padėtas čia irgi panašiai. Brangus tėvelį ir vyrė, ilsėkis amžinoj ramybei ir lauk mūsų ateinant nuliūdė vaikai ir žmona. Nu, tai pakol aš numirsiu, tik tai reikėjo pridėti ir viskas. Iš tikrųjų tokių pavadinimų yra. Tai čia irgi tos ąžuolo šakos interpretacija, bet aš daugiau ėmiau tą. O žmonės yra protingi, čia kiekvienė idėja, numerė, matot, paėmė tokią pat granitinę lentą, viską tvarkingai padarė. O kiti, sakau, taukšt, lauk, į pašventorį. Na, čia vis neprisėdu, nepasidomiu. Čia matote yra parašytas, neskaitysim, reiškia, Vincentas Girdvainis ir, reiškia, 1856, jis čia seniausias paminklas Tirkšlių kapinėse, reiškia, paguldė tą paminklą sūnus Karolis. Girdvainių giminė yra labai žymiai, čia gali turėti ir memorialinę reikšmę, nes jeigu žymiausias Lenkijos ir vienas iš žymesnių ichtiologų yra iš Daubarių kaimo kilęs, reiškia, Girdvainis. Ir dabar ta knyga yra išversta jau ir lietuvių kalba, tai nekyla abejonių, kad čia jie yra susijęti visi. Na, pagal datas, matot, čia tarybinių laikų 39 internacionalinio pulko Raudonosios armijos kariams pastatytas. Na, kryžių čia uždėjo kapsargys Viskontas ar Viskonta. Tai ne tautodailininkas tas, bet kapsargys. Čia 19 metai Viekšniuose prie cerkvės irgi tie patys kariai. Jie susidūrė su von der Golcininkais ir Plechavičius. Viena pavardė lietuviška čia buvo, iš tų dokumentų žiūrėjau, reiškia, o kiti buvo, įžymybės, Vaičkienė. Buvo paprastas toks paminklėlis, dabar viską suėdė, bet čia matote Lietuvos valstybinį teatro, operos solistė Morta Vaičkienė. Na, dabar jau Klova irgi kompozitorius iš čia yra kilęs. Atrodo, iš kur kilę žmonės yra. Dar Algirdas atvažiuodavo, tvarkydavo tą. Na, čia Stasiulis Džiugas, kaip tik Aurelija minėjo, tai Džiugas yra palaidotas senosiuose Mažeikių kapinėse. Viskas, aš čia toj pat pravažiuoju, nes jis yra poetas. Na, o čia dabartinį paminklą, ir dabartiniai paminklai gali turėti meninės vertės. Matot, jis pastatytas čia kokiais 97 metais, metiniam, kiek žinau, čia yra Antano Murausko. Man įdomu yra, gal jūs kokį tokį paminklą matėte. Jeigu pats Murauskas tokį paminklą sugalvojo, tai jau jį reikia gerbti ir mylėti vien už tą vieną paminklą. Ką jau be padarytų, gero ar blogo, užtenka vien, nes tą
formą. Aš Širmulį nuvežiau, Širmulis sakė, nu, aš bent jau po kapinės daug esu vadovojęsis, bet tokio nesu matęs. Sakė, unikalus. Nu, jeigu nežinom, jeigu jis iš niekur nenukopijavo, nei nieko, tai tikrai, sakau, čia yra šedevras. Nors, sakau, yra pastatytas neseniai, todėl kad ta ašara, nes tas vyras laiptiniai buvo užtvatytas, sakė, man žmona pasakoja istoriją ir sako, vieną ašarą taip jai pradėjo varvėti ir sako, už karto man kilo mintis, kad reikia ašarą pavaizduoti paminklę. Na gerai, čia vat irgi Grūstės kapinėse, čia dar Grūstė, nu, aš ant smūgio važiuoju. Čia yra Valančiaus draugas, raštijos darbuotojas Leonas Montvydas, teologijos mokslų daktaras, kunigas, palaidotas prieš koplyčią. Čia, kur rašo Širmulis, 19 amžiaus pirmą pusę, data matot aiškiai 1848. Netikėkit nieko, kaip aš sakiau, turi turėti savo galvą. Čia irgi raštijos darbuotojas Beresnevičius yra Grūstės kapinėje palaidotas, niekas ten nežino. Nu, o čia pažiūrėkit, darbą Petrika Grūstė. Tai reiškia, Grūstė buvo akmenkalys, kuris darė paminklus. Na, tokių angelų irgi tarpukario metų yra daug. Nu, aš noriu parodyti, kad čia jis visai neblogai komponuotas. Šitas turi irgi memorialinį reikšmę, jis yra kaip Rainių kankinys, tai yra Rupėkių kankinys, lenta nukritęs slušnys. Na, čia Pociaus rašytojo giminaičiai, matot, kaip dabartiniai nori irgi įsiamžinti ir apkyvo ten Kuzlovienė. Na, čia lenkiškas tokia Pšelgovska, Prelgauska kienė. Čia architektas žymus yra palaidotas Chricevičius, Grobai Radzinich. Na ir čia yra Viekšnių kapinės, mes nueisim, aš ne, ten jūs perskaitysit, bet va čia yra jis įdomus tas eilėraštis, aš niekur nesu radęs. Tai aš jums perskaitau, kad kapinėse man nereikėtų vargti. Tai va čia, reiškia, yra Jono Šiuipo paminklas Viekšnių senosiuose kapinėse. Ir kas čia yra parašyta, jūs galite irgi skaityti. Čionai ils, nei bajoras, nei ponas, bet tik tai ūkininkas Šiuipys Jonas. Šis paminklas jam nuo brola Mikola už jo meilę ir duotą mokslą skolą. Kur jo dūšė, nu čia kunigas rašo, kur jų dūšė, to nei Dievas nežina. Todėl Dieve duok jai atilsį amžiną. Tai vat, nu, gal neisim dabar aš jau, čia Viekšnius važiuoju, tai aš gal pravažiuoju, tas Kabeiką rodė, šitas pagal mane Pundziaus darbo yra. Na, čia va tų, man patinka, kad Viekšniuose yra kalviai, du įžymus, tai yra Algirdas Stankus ir yra, reiškia, Česlovas Pečetauskas. Kai Širmulį vedžiojo po kapinės, iš pradžių jis galvojo, kas Stankaus yra. Jam patiko ten tie akmenys, kaip metalę panaudoti yra. Paskui jis žiūrėjo, ne, sako, čia yra du kalviai. Abu talentingi, jeigu Česlovas girdi, tai sakė, jam reikia šiek tiek drąsos, savarankiškumo. Sako, jis bijo, trūksta jam kažko, bet taip sako, abu labai talentingi yra. Tai vat Viekšniai dabartinėse kapinėse. O čia vat kaip tik toks rūpintojėlis sėdi, tai aš gal to rūpintojėlį užbaigsiu ir anekdotą papasakosiu tokį, kad ir televizija filmuoja, nes laikraštį buvo parašyta, galiu skelbti. Sėdi vienas žmogelis ant griovio šlaito ir eina Dievas pro šalį. Sako, ko tu sėdi toks liūdnas, kaip rūpintojėlis? Ai, sako, nebėra gyvenimo. Sako, nu bet aš tau galiu padėti, aš Dievas esu. Bet sako, aš esu Jarutis. Tai va. Nu tas, kur vargšas ten pakliuvo. Tai vat dar paskutinė nuotrauka. Ką daryti su tais paminklais? Yra problema. Ne Viekšniuose, Naujoje Akmenėje, tas pats rajonas kažkada buvo. Buvo toks bajoras Šapko ir pasas bajorišką dar turėjo. Ir Šapko man sako, ar tu matei mano kalną? Visus kapsargiai, kur išmeta tuos metalinius paminklus visokius, jis ant to kalnelio, čia prie Daugirdų. Sorogienės Daugirdaitės čia giminaičiai sulaidoti, kaip ir Viekšniuose jų yra. Tai jis visus juos įvelka, vertingesnį, nevertingesnį ir saugo. Su jais yra tikrai problema, nes
sierai laikas jau pasibaigė, jie grius. Viskas, aš baigiau, mažiau ekskursijos bus. Ačiū Jums, Povilai. Versmių. Nu, kad čia ne dovanos. ačiū, čia yra daiktas. Na gerai, ačiū gerbiamai Rūtai. Aš manau, kad Povilas visko nepasakė, nemanau, Ne, tikrai bet- žinau ir jeigu versmės kitais metais dar bus, jos, jeigu bus Ukrinuose, tai prašysim Povilo, kad antrą dalį, kad likusią Aš informaciją įrodysiu mums. tada, jeigu gyvas būsiu, kad tikrai jis yra pagal mane pastatytas ne 1861 metų baudžiavos panaikinimui. Ta paminklą pagrindinį. Nu, jis ne kapinės yra, todėl aš čia apie jį ir nešnekiau, man ir taip, matot, užtenka. Aš galiu pasakyti, beveik kiekvienos kapinės, nu, Rubikuose, išskyrus tą kanauninką Stonį, kuris pastatė bažnyčią, daugiau ten aš nieko žymesnio nematau. Bet taip, kiekvienose kapinėse mes galim rasti, tik reikia tą suaktualinti, kai žmogui suaktualini, tie kapai tampa svarbus. Bet, kaip aš minėjau, Dovanokit, Povilai, gali ar galiu... paliudyti, kiek ten palėpėse, mėtėse, dabar jau nebėra nei trečdalio, kiek aš. Dovanokit, kad nutraukiu, bet mes labai norim dar su Jumis aplankyti Viekšnių senąsias kapines. Ir dar aš noriu trumpai pristatyti rytojaus programą. Matome arnotų ir kitų liturginių rūbų dalelę Viekšnių išsaugotų senųjų arnotų ir kapomis vadinamų liturginių rūbų. Tai čia yra tarsi įžanga į rytojaus paskaitas, į rytojaus užsiėmimus. Taigi, birželio 23 dieną, ketvirtadienį, 17 val. Čia pat Viekšnių bažnyčioje vyks paskaita Krikščioniškojo meno ženklai ir simboliai liturginių rūbų puošyboje. Atvyks pas mus iš Šiaulių kūrėja, tekstilininkė ir atveš dovanų, kurią įteiks Viekšnių klebonui. Tai bus naujas šventinis arnotas, aš jau mačiau nuotrauką, tikrai labai gražus, labai stilingas ir klebonas atlaidams jau bus pasipuošęs naujuoju arnotu. Tai toks materialus palikimas simpoziumo Viekšniams. Na ir dar viena labai įdomi paskaita, užsiėmimas vyks 18 val. Altorių simbolika ir jų puošyba. Ir turėsime svečią, Telšių katedros administratorių, kunigą kanauninką Vygintą Gudeliūną, kuris būtent ir kalbės apie altorius, apie altorių simboliką, apie puošimą, apie spalvų derinius ir įvairius kitus dalykus, kurie naudingi bažnyčių prižiūrėtojams ir floristams. Tai dėkoju uždėmesį, dabar keliausime į senąsias kapines draugę su Povilu ir 7 val. Mes turime grįžti į mišias, tai greituoju būdu turėsim apsisukti kapinėse. Iki malonaus.